Sveiki, parodysiu Jums, kaip atrodo studio apartamentai Cezario resorte. Trumpai. Va, einame pasižiūrėti studio, kaip apartamentai atrodo. Va. Tualetas, dušas, taip toliau. Boileris čia įsijungia pagal poreikį, reikia pasišildai, reikia ne. Toks vat koridorius. Va. Taip atrodo studio apartamentai. Erdvūs balkonai, man patinka, čia galima tiesiog pasėdėti balkone, va, susėdus prie stalo ar ką, su geru vaizdu. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad šičia yra Cezar resortas, ar ne? Va, matot, Cezar resort. Ir aš turiu dabar čia rankose kitos įmonės. Nojelnar, ar ne? Čia bus būtent studio apartamentai, jie labai gerom kainom, nuo 80 000 eurų, tiksliau svarų ten, sterlingų prasideda, būtų 90 000 eurų kažkur. Va šitaip atrodys, mes dabar esame čia, va šituose apartamentuose, ir va šičia va išdygs naujas daugiabutis, kurio kainos dabar yra labai geros. Tai va šitaip atrodys studio apartamentai, va, sanmazgas ir kambarys, ir balkonas. Sanmazgas, kambarys ir balkonas. Ir va šitaip jie va atrodys. Bus kai kurie geresni, va, su tokiu va terasa tokia. Va šitaip va atrodys. Su baseinu bus apačioj bendru. Tai va, čia yra galimybė nusipirkti be pradinio įnašo. Kame šičia prikolas yra, kad be pradinio įnašo galima pradėti mokėti tiesiog po 1000 svarų ir viskas. Ir kas mėnesį moki. Ir išmoki. 60% reikia išmokėti iki raktų paėmimo. Tai kol kas dabar galima lengviau mokėti, bet jeigu jau bus pusę statybų laiko praėję, tai reikės mokėti po daugiau. Ir kainos gali skirtis, vėliau brangsta viskas. Viskas brangsta. Pigiausia yra pirkti iš projekto. O projektas va jau šito prasidėjo. Tai va. Tai tiek, atkreipiu dėmesį, kad būtent šitoj vietoj, Įskele mieste, šičia gerom kainom. Pigiausia turbūt iš visų, ką esu matęs, pigiausi studio apartamentai. Šičia Cezario resorte, va šitam, yra truputį jie brangesni. Bet vis tiek tenais gal 15-20 000 brangesni, kažkas tokio. Ir Cezario resortas įsimokėjimo tokių sąlygų neturi. Jie turi kitokį planą, tai yra 30% turi mokėti ir po to moki kas mėnesį arba kas 3 mėnesius. Tai va, yra tokie skirtingi planai skirtingose kompanijose, bet jeigu jūs atvažiuosite atostogų ir pasižiūrėti, mes suorganizuosime susitikimus su kompanijomis ir jums paaiškins mokėjimo planus ir išsirinksite tuos, kurie jums labiausiai tinka. Pagal kišenę ir pagal situaciją. Taip va. Ir objektą, koks poreikius atitinka. Nes yra visokių, yra penthausai, yra studio, va, kaip aš dabar esu, yra 2 kambarių, yra 3 kambarių, yra 1+1, tai yra svetainė ir kambarys atskirai, yra įvairių šitų būtų. Jeigu norit vilų, yra ir vilų. Tai tiesiog kontaktuokit, parašykit, domina telefono numerį savo ir mes susisieksim, tada suteiksim daugiau informacijos. Pasakysit, manęs nedomina būtai, domina vilos. Gerai, mes pateikiam vilas, kokios yra vilos. Šitos kompanijos vilos, kitos kompanijos vilos, trečios kompanijos vilos. Ir tiesiog mes jūs atvesim į tą kompaniją ir viskas. Pabrangimo jokio nėra perkant per mus. Jokio skirtumo, ar jūs nuvažiuosite, nuskrisite į Kiprą ir nueisite tiesiai į tą kompaniją, ar jūs pirksite per mus. Visiškai nėra jokio pabrangimo. Atvirkščiai mes galime dar suteikti jums nuolaidą. Tai yra cashbackas.
kiekvieną mėnesį pagalba yra išmokant, ar ne? Agentūra tai gali suteikti. Taip pat kai kuriais atvejais netgi gali suteikti dizainerio paketą. Dizainerio paketas tai yra visi baldai. Nes kai perki butą, jis būna tuščias, baldų nebūna. Būna tik tais virtuvinis pilnai padarytas ir nebūna šitos technikos, šitos įmontuojamos ir šaldytuvo. Tai būna virtuvinio baldai ir pilnai tas dušas įrengtas. Tai jeigu perkate per mus, mes galime kai kuriais atvejais dizainerio paketą parūpinti ir galima tartis dėl cashbacko. Tai toksai dalykas. Kontaktuokit, rašykit telefono numerį savo arba į WhatsAppą man. Ar tiesiog kontaktuokit, kur randat kontaktą po šitą video.